Kas yra virtuali biblioteka Elvis ir kas joje saugoma? Labas, aš esu vardu Ramunė. Šiandien noriu tau papasakoti apie virtualią biblioteką Elvis, kuri yra labai geras įrankis žmonėms negalintiems skaityti įprastai. Elvis arba elektroninių leidinių valdymo informacinę sistemą sukūrė ir administruoja Lietuvos audiosensorinė biblioteka. Štai taip Elvis atrodo, kai nueini tenais internete. Štai taip Elvis atrodo, kai parsisiunti Elvis mobiliąją programėlę. Elvio didžiausias turtas yra garsinės knygos, kurių čia rasi daugiau negu 15 000 pavadinimų. Tai yra knygos ir vaikams, ir suaugusiems, ir grožinė, ir dalykinė literatūra, ir istorinės, ir biografinės, ir romanai, ir detektyvai, ir kas tik tai nori. Ir šitas fondas nuolat, kasmet, kasdien, kas savaitę auga ir pildosi. Šias knygas įskaitė profesionalūs diktoriai, vadinasi, jos bus draugiškos ir mielos tavo ausiai. Jeigu nesinori Elvis naudotis internetu arba per išmanųjį telefoną, gali rinktis labai paprastą grotuvėlį, per kurį garsinė knyga taip pat maloniai skambės ir kuris tau gal bus paprastesnis ir mielesnis negu internetas ir telefonas. Kas dar be garsinių knygų slepiasi virtualioje bibliotekoje Elvis? Ten rasi ir įgarsintus žurnalus, ir filmus su garsiniu vaizdavimu, ir radijo spektaklius, ir tinklalaidas, ir moderniausią šiuolaikinį prieinamą formatą EPUB. Jau minėjau, kad Elvis nuolat auga, o auga todėl, kad pildomas ne tik Lietuvos audiosensorinės bibliotekos išleistais, bet ir kitų leidėjų sukurtais prieinamų formatų leidiniais. Kasmet Elvis fondas išauga 500 pavadinimų. Kokia dar galėtų būti vertė tau? Tai primenu, kad Elvis virtuali biblioteka yra nemokama, jinai yra prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Čia prie populiarios knygos nebus jokių eilių ir Elviu yra labai paprasta naudotis. Suprantu, kad kilo daug klausimų ir daug dalykų yra nežinomi, bet apie tai papasakosime kitose ciklo filmukuose. Virtuali biblioteka Elvis skirta žmonėms, negalintiems skaityti įprastai spausdinto teksto dėl disleksijos, regos ar fizinės sveikatos sutrikimų ir pateikusiems šią būklę patvirtinantį dokumentą. Abejoji, ar Elvis skirtas tau? Turi klausimų? Paskambink ar parašyk mums, arba kreipkis į artimiausią viešąją biblioteką. Mūsų kontaktai. Telefonas +370 667 80 541. Elektroninis paštas info@elvislab.lt. Svetainė internete elvislab.lt.